Jo, tai mes susirinkom čia iš tikrųjų trys labai įdomus žmonės ir absoliučiai skirtingų verslo atstovai. Tai Vitalijus yra SaaS verslo atstovas, tai reiškia klasikinis SaaSas ir paklausim jo požiūrį. Reiškia, Aleksejus tiesiog yra klasikinė elektroninė parduotuvė ir lyderiaujanti Lietuvoje pagal technikos, arba Aleksejus galės kažkaip kitaip pasakyti, bet, pavyzdžiui, namų ir verslo technikos. O Vytautas tiesiog yra super ekspertas prekiaujant Amazonė, tai ir šiaip legenda Lietuvoje interneto prekybai, tai tiesiog internete žmonės, kas užsiema interneto prekybą arba, nežinau, bendrai, tai žino Vytauto. Tai aš dabar 3 minutės pristatysiu šiek tiek apie unit ekonomiką. Jau šiandien buvo mūsų kolegos minėję. Ir kad auditorija tiesiog suprastų, apie ką kalbėsim, tai iš tikrųjų bus tik vienas slaidas. Tai vienas slaidas ir jisai seka iš prieš tai esančios prezentacijos. Tai esmė yra kairė ir dešinė pusė. Kairė pusė tai yra, už kiek mes perkam klientą. Tiesiog įsivaizduokit, tai yra vieneto ekonomika, apie ją šiandien kalbėjo ir Laurasas, apie ją šiandien, šiaip kaip uždavė klausę, ypač sako, ar vystyti man verslą. Ir kaip tik kolegė šiandien paklausė apie kažkokį portalą. Tai kiekvienam verslai yra svarbu unito ekonomika, vieneto ekonomika. Ir jinai susidaro iš 2 dalių. Už kiek mes perkam vartotoją, tai reiškia Customer Acquisition Cost. Ir sekantis yra LTV, Lifetime Value, reiškia, kiek per visą laiką mes iš kliento gaunam pinigų. Tiesiog labai prastai, iš kiek mes nupirkom vartotoją ir kiek per visą laiką gavom pajamų. Dar kai kurie skaičiuoja LTV skirtingai, kai kurie skaičiuojasi per metus arba dar kitaip, kai kurios IT kompanijos skaičiuojasi net 7 metus LTV. Jo, ir dar tik tai noriu pasakyti, kad jeigu pažiūrėsim šiek tiek vieną akimą į piltuvėlį, tai kuo geresnį reklamą mes nupirkom, kuo geriau vartotojas, kuo geriau mūsų svetainės konversija, kuo geriau vartotojas aktyvuojasi, kuo geriau perka, tai akivaizdu, kad pas mus yra reklamos efektyvumas didėja. Ir iš dešinės taip pat matom, kad jeigu vartotojas aktyvavosi, jisai geriau moka ir geriau tiesiog kaip, išlieka su jumis. Tai tada perinam prie mūsų kolegų. Norėjau paklausti, pavyzdžiui, Vitalijau tave, ar tau, kaip sakant, išeina, kaip sakoma, suvesti galą su galu? Tiesiog, ar vis dėlto pirkti vartotojus yra pigiau negu, reiškia, tai yra iki šiol pelninga, ar tu gauni didesnės iš jų pajamas? Ir galbūt antras klausimas, galbūt kažkokie lifehackai čia, tiesiog, kad auditorija sėdi tave žiūri, turi, nežinau, pas tave 1000 parduotuvių, ne? Tai galbūt kažkokiais lifehackais galėsi pasidalinti arba iš karto, arba vėliau. Tai aš trumpai tada dar porą žodžių gal pasakysiu, ką mes veikiam, kad biški kontekstas būtų aiškesnis. Tai mes turim internetinių parduotuvių platformą, kurią nuomojam, parduodam ir teikiam su tos susijusios paslaugas. Tai dalis mūsų verslo yra abonento principų, kai mes gaunam pajamas kas mėnesį arba už ilgesnį laikotarpį, ir dalis yra, kur vieną kartą kažką parduodam ir nebūtinai netgi tam pačiam klientui antrą kartą kažką parduosim. Bet didžioji dalis perka abonentą ir vėliau yra kažkokių dar papildomų paslaugų. Tai pagrindas, ką matuojam versle, yra, mūsų atveju tai yra 4 rodikliai, kai vienas iš jų mums nepatinka, mes tada einam giliau, nes iš to vieno rodiklio po to seka dar susiję 4-5 papildomi. Tai pagrindas be abejo tai yra tas, už kiek nupirkti ir kiek tas klientas tavo atneša. Ir čia Filipas teisingai pasakė, kad vieni skaičiuoja per visą laikotarpį, tą vadinamą LTV, mes skaičiuojam 2 metų laikotarpį, iš ten pas mus ir atsirado pirkimo kaina, kur yra prilyginama 2 metų nuomos kainai. Tai pirkimas vis dar iki šiol mums yra pigesnis negu vertė, kurią gaunama iš to kliento per 2 metus. Ir jinai yra smarkiai
prasilentinti, kad mes skaičiuojam taip, kad jeigu vertė yra iki 3 mėnesių nuomos vidutinės, tai mums tas kontaktas yra labai vertingas. Jeigu tai yra nuo 6 iki 9, mes jau laikom tam antram laiptelė, nuo 12 mėnesių jau trečiam. Tai pagal tai skirstam ir klientus, ir kokius pasiūlymus jiems teikiam, bet jeigu žiūrėti bendrai, tai iš reklamos, vėlgi, ne visa toli gražu reklama veikia. Per 15 metų teko ir išbandyti daug visko, ir atfiltruoti, kas neveikia, kažką optimizuoti, išbandėm ir daug variacijų, irgi ką vienaip ar kitaip galima būtų patobulinti. Bet pagrindas vis tiek, kad LTV privalo būti didesnis negu kliento nupirkimas, nes priešingų atveju darant reklamą ir vystant, norint užturbinti verslą, tu generuotum ne pelno nuostolį. Tai pagrindė turbūt, jeigu taip bandyti trumpai atsakyti, tai šitaip turbūt. Ok, sveiki. Aš esu Aleksėjus, priminsiu, Lazy House LT įkūrėjas ir vadovas. Žiūrėkit, aš norėčiau šiek tiek auditorijos, ta prasme, kad būtų šiek tiek interaktyvumo daugiau. Aš suprantu, kad apie piltuvėlį visiems kaip ir viskas aišku, nes pirmoji daly klausimų nebuvo, ne? Bet man klausimas yra toksai. Kiek iš jūsų realiai tą piltuvėlį naudoja savo veikloje, gyvenimuose ir taip toliau? Realiai, ta prasme, kasdien. Pakelkit rankas. Va, žiūrėkit, ta prasme, tai yra iš tikrųjų, ir šios salės, kad ir mes čia dabar net tiek ir daug žmonių turim, bet tai atspindi ir realią Lietuvos situaciją, kad mes kalbam, ta prasme, o daryti nedarom. Tai žiūrėkit, aš galbūt tada pasidalinčiau su tai žmonėmis, kurie nepakėlė ranko, nes tie, kas pakėlė, reiškia, mes su jais galim atskirai padiskutuoti ir taip toliau. O aš galbūt ne tai, kad padrasinti žmonės, o, sakykime, naudojantis terminais, aktyvuoti jūs, reiškia, kad jūs pradėtumėte tą piltuvėlį taikyti gyvenime arba apie jį mąstyti. Ir kokių klaidų nereikia daryti. Sakykime, aš pradėčiau apskritai, patį piltuvėlį įsivaizduojat viršui, kažkiek tai yra žmonių, paskui kiekviename etape, kaip mes matėm, jų kažkiek tai atkrenta ir paskui kažkiek tai tą piltuvėlį tų žmonių įkrenta, tai yra atnešamų pinigų, pakartotinų pinigų ir taip toliau ir taip toliau. Kada apsimoka į tos žmonės investuoti pinigus? Galbūt bus kažkokių tai minčių. Ta prasme, jūs naujas verslas arba jūsų veikla, mes kalbam apie growth hackingą, ne? Reiškia, ir jūs norit iš tikrųjų daryti kažkokią tai pažangą. Tegul jūsų verslo būna 10, 20, 30 metų, reiškia, bet jūs norit labai stipriai skėlintis. Kaip jums pritraukti, reiškia, tą viršutinę piltuvėlio dalį? Tai yra žmonės, kurie susidomėjo jūsų produktais. Ir nuo kurios vietos apsimoka investuoti į tos žmonės? Gal turit kažkokių tai minčių? Galite atsakyti ir tie, kas naudojasi piltuvėlis, tai prasme jūs. Va, vienas klausimas, vienas variantas iš karto, ne? Ok. Gerai. Tada, kadangi, reiškia, tau nuomonių daug nėra, tai aš galbūt... Ok, taip, Dmitriau. Aš šitoje vietoje pasakyčiau taip, kad jeigu iš vis jokių pardavimų nėra, tada iš karto. Jeigu kažkokie pardavimai yra, tai tada reikėtų iš pradžių sutvarkyti pardavimus, nes jeigu sutvarkysi piltuvėlį, pardavimai greičiausiai nepadidės, nes nėra pritaikytas procesas viduje. Tai yra toksai variantas. Priklausomai nuo to, kokia situacija yra dabar, reikia arba nuo piltuvėlio viršaus važiuoti, arba tai nuo apačios. Labai teisingai, ačiū iš tikrųjų už tokią įžvalgą. Aš galbūt norėčiau tiesiog supaprastinti, reiškia, šiek tiek jums paprastą, reiškia, analogiją su, jeigu piltuvėlio, tai ne visi naudojat, bet su lėktuvais matyt visi kažkada skraidė, teisingai? Kai jūs atskrendate naują oro uostą ir išeinate iš lėktuvo, jūsų pirmi veiksmai, ką jūs darot? Sakykit, drąsiau, taigi visi skraidė. Mojuoja su ranka, vienas iš variantus. Bet jūs išėjote naujam oro uostą, jūs atskridote naują šalį, dar kažką, tai ką jūs darot? Foto darot. Ok, dar bus variantų. Bagaž claim tualetas, va, čia yra tas vienas iš variantų, taip.
Džiaugiuosi, kad tu paploji, ne, dar kad įsileidai. Gerai, žiūrėkit, aš tada šiek tiek pabystysiu savo mintį. Pirmas dalykas, kai jūs atskridote į naują vietą, į naują oro uostą, vieniem reikia į tualetą, kiti skuba bagažą atsiimti, treti vėluoja, reiškia, sekinti lėktuvą arba nori kažkur tai išvažiuoti, teisingai? Ir tiem žmonėm, toj vietoj jokių reklamų, kas kur yra, nereikia. Jiem reikia paprastų rodiklių. Tai yra tie žmonės motivuoti. Tas, kas nori į tualetą, jis pirmas dalykas ieškos tualetą. Kaip jisai tai darys? Pakels akis ir žiūrės į tam tikras rodiklės. Teisingai? Ta prasme, ten, kur bus parašyta. Jeigu jisai skuba prie transporto, jisai žiūrės, kur yra taksi, arba ten visuomeninės, arba metro, arba dar kažkas tai. Dėl ko aš paminėjau šitą pavyzdį? Kiekviename iš jūsų verslų yra natūralus rautas žmonių, už kurios mokėti nereikia. Ką tai reiškia? Tai reiškia, jie patys praeina, jeigu mes pažiūrėsim į piltuvėlių stadijas, reiškia, ten didelį piltuvėlį, jie patys tvarkingai, normaliai nusileidžia, jeigu jūs jiem tiesiog parodot, kur eiti. Tai va šitoje vietoje, į ką apsimoka investuoti mano supratimu, apsimoka investuoti į elementarų user experience, prie kurio kažkodėl tai visi verslai prieina pačioj pabaigoje, nes prieš tai apie jį nieko negirdėjo. Tai yra, įsivaizduokit, jūs išėjot iš to pačio lėktuvo ir vietoj rodiklių jūs pradedat matyti reklamas kavinių, arba kažkokiu tai pavėžėjų ir taip toliau ir taip toliau. Tai nebūtinai jūs greitai aktyvuositės, tai kaip tik jūs greičiausiai gali, netgi jeigu jūs labai to ieškot, jūs gali tai labiau subalamutinti, netgi negu leisti jums gerai priimti sprendimą. Tai pirmas dalykas, apie ką turėtų pagalvoti verslas mano supratimu ir kas nekainuoja daug pinigų, beje, mes dar nemokam už vartotojus, mes prezumuojam, kad tam tikra dalis vartotojų domėsis mūsų produktų. Kur Dmitrijus sakė, kad reikia nuo pat pradžių apie save duoti žinoti, tai aš dar iki to daeisiu, bet principas yra toksai, pirmas dalykas, sugebėkit išskirti tą natūralų srautą. Tai yra natūralius žmonės, kuriem jūsų produktas yra įdomus, jie į jį atėjo motyvuotai ir jiem iš tikrųjų nieko iš jūsų daugiau nereikia. Jie daugmaž viską įsivaizduoja ir jiems svarbu pagal tas rodiklės praeiti, teisingai dėti į krepšelį, pridėti ten papildomus produktus, kurių jiem papildomai reikia ir lengvai susimokėti ir gauti pristatymą į tą vietą, kur jiem yra patogu. Reiškia, tai žinokit, šitoj vietoj tai yra mažai pinigų, bet jūs iš tikrųjų iš karto padarot gerą ir didelę bazę user experience'ui ir visiems kitiem pagerinimams, kuriuos jūs darysite ateityje. Tai čia yra, reiškia, pirmas dalykas user experience'as, nuo jo ir pradėkim. Tada antras dalykas, grįžtam prie paminėtų, nuo kada reikia investuoti į klientus. Ta prasme, išėjo žmogus, nubėgo į tualetą, dar turi, reiškia, 3 valandas iki sekančio skrydžio ir nelabai žino, ką daryti. Tai yra tas viršus, reiškia, kuris taip, jisai viršui buvo, o jūs turit kavinę kažkokią tai, reiškia, ir norit, kad jisai ateitų. Tai tada jūsų tikslas iš tikrųjų tos žmonės, kurių ten tame oro uoste vaikšto labai daug, pritraukti į tam tikrą vietą. Į tam tikrą vietą, į kavinę, į greitai taksi arba dar kažkur. Tai tada šitoje vietoje apsimoka jau dėti tam tikrą, reklamą ir duoti jos, kaip pasakyti, ir paaiškinti klientui jo tos reklamos vertę. Tiesiog, labai paprastai. Sakykime, kavinę mes ten galim jūs pamaitinti per 10 minučių. Nes jūsų brandų dar niekas neatsimins. Jūs supraskit, mes kalbam apie naują verslą, arba jeigu jūs kažkur tai stipriai auga, tai irgi reiškia, jūs einat visai į kitą lygį, kur jūsų dar niekas nežino. Tai yra, su jumis niekas dar, ta prasme, jūsų brandą stumti, mes kalbam apie awarenessą, reiškia, pačiam viršui. Tačiau šitas dalykas, jisai yra daug sudėtingesnis, bet aš noriu ką jums pasakyti, kad jūs nepradėtumėte investuoti pačioj pradžioj į awarenessą, nes jisai pats brangiausias dalykas, į kurį apskritai apsimoka investuoti. Pačioj pradžioj investuokit į jūsų, kai visi skirtingai vadina, ten unique selling pointas, dar kažką tai, bet labai paprastai, ne į kavinės pavadinimą, žiūrėkit, mes sugalvojom kietą kavinės pavadinimą, o mes galim pamaitinti jūs per 10 minučių.
Aš turiu 30 minučių tarp lėktuvų, aš spėsiu šitoj kaviniai pavalgyti. Kitoj man galbūt reikės 40 minučių sėdėti. Ne? Tai šitoj vietoj apsimoka, daryti tokią reklamą, kuri rodo jūsų, išskirtinumą iš kitų kavinių, jeigu žmogui vėlgi gaunat natūralų srautą, kuris ieškosi kavinės. Tai ta prasme, jūs vis dar turit dirbti su tos rautų, kuris pirmas dalykas, kad aš irgi sistematizuočiau, ką kalbu, kad pirmas dalykas supraskit, kas yra tas jūsų natūralus rautas. Mes dažnai jį vadinam kliento paveikslu, ne? Ta prasme, kas yra tas jūsų verslo idealus klientas. Ir pažiūrėkit, kaip jisai gerai praeina per jūsų piltuvėlį. Ir stenkitės ieškoti daugiau tokių žmonių. Tai yra, stenkitės, suprasti, kas jiems patinka, stenkitės jų tiesiog daugiau ieškoti. Į tai apsimoka investuoti. Investuoti iš karto, reiškia tai, kad jūsų kavinė yra ten 10 eurų pigiau negu kitoj kavinėje, tikrai neapsimoka, nes greičiausiai jūs tiesiog labai daug pinigų sudeginsit, išleisit kažkam tai. Nes žmogus nežino net koks maistas jūsų kavinė ar dar kažkas tai, nereiškia. Tai ką aš noriu pasakyti? Pirmas dalykas – natūralus rautas. Antras dalykas, žiūrit iš to, reiškia, kad kas atkrito, nes su piltuvėliu, jūs turit suprasti, kad su piltuvėliu mes dirbam ne su šitom zonom, uždažytom. Su piltuvėliu mes dirbam su šitom zonom, kurios atkrito. Tai yra žmonės, kurie kažkur tai atkrito. Vėlgi, tai yra, jie atkrito dėl natūralių priežasčių, arba jie atkrito dėl to, kad daug kas pasikeitė, reiškia, irgi buvo geras pavyzdys, nusipirko kitur, išėjo, nebeįdomu, apskritai apsigalvojo. Reiškia, tai mes dirbam su šitom sritim ir tada kiekviename žingsnėje jau apsimoka žiūrėti, kodėl tie klientai išeina ir kiek į juos apsimoka investuoti. Tai kad, reiškia, labai giliai neeiti, nes tai ganėtinai sudėtingas dalykas, kurį reikėtų nagrinėti labai nemažai laiko, tačiau yra bendra taisyklė. Bendra taisyklė, kuri matyt veikia, aš pasakysiu, kad 99% atvejų. Tai šitas srautas jūs turi būti kuo pigesnis. Tai yra, kuo pigiau jūs galite gauti srautą žmonių, kurie gali domėtis jūsų verslu, jūsų produktų, dar kažkom, tai tuo šitoje vietoje jūs geriau leidžiat pinigus. Konversija ten bus nulinė labai maža, bet žinokit, ir dažniausiai tie žmonės irgi labai pigiai ateina. Kad jums būtų kažkokie tai realūs pavyzdžiai, ta pati Facebooko kliko reklama gali kainuoti 10 centų, kaip pavyzdys, ne? Tačiau to paties Facebooko, aš dabar tik tai, reiškia, to paties Facebooko video peržiūra galėtų kainuoti jums 10 cento. Aš netgi buvau pasiekęs 100 cento. Ne? Ta prasme, už 1 centą pas mane, reiškia, peržiūrėdavo 100 žmonių. Reiškia, tą patį kontentą, kurį aš norėjau. Taip, tai yra šalti žmonės, kurie man dar nemoka pinigų, jie dar nėra neaktyvuoti, nei dar kažkas tai. Tačiau aš žinau, kad tai yra ta didžioji dalis žmonių, kurie peržiūrė ir kuriem yra įdomus apskritai kontentas, kuris susijęs su mano produktu, vienaip ar kitaip. Tai va, ir tada, kai mes jau leidžiamės piltuvėliu, faktas, kad jūsų kiekvienas sekantis žingsnis bus vis brangesnis. Kaip teisingai atrinkti, kada jau apsimoka mokėti tiek pinigų ar neapsimoka? Faktas labai gerai, kai jūs turit jau gerą istoriją ir galit pažiūrėti pagal bottom line ar dar kažką, ne, kur, reiškia, jūs tikrai matot, nes tada tie vidutiniai rodikliai jie iš karto netokie svarbus, kaip tas tada paskutinis. Bet vėlgi mes kalbam, kad jūs dar neturit tos normalios imties ir neturit to normalaus. Tai ką norėjau pasakyti, ta prasme, tai grįžtant prie, reiškia, kada ir kiek apsimoka tų pinigų į tam tikrą piltuvėlio dalį mokėti už tą klientą, jūs turit, reiškia, suprasti, kurioj vietoj pas jūs labiausiai skauda, tai yra kur pas jūs yra didžiausias atkritimas ir suprasti dėl ko. Ypatingai, jeigu didesnis atkritimas yra apatiniai piltuvėlio daly, tai reiškia, jūs viską padarėt gerai, labai sudominot klientus savo potencialius, bet jie kažkodėl tai pastaruojam, reiškia, paskutinių žingsnių, galbūt, nežinau, pamatė jūsų kavinės nešvarius staliukus, jie atsisakė pas jūs į tą kavinę nueiti. Ir tada pradedat investuoti būtent nuo šitų, reiškia, nuo šitų žingsnių, žinoma, stebint visą tą galutinį rezultatą. Tai čia būtų toks, kaip neprarasti pinigų, sakykime, reiškia, ir kada apsimoka ir kiek apsimoka už klientus mokėti, tai čia jau visa sistema parodytų. Iš mano pusės tiek.
Jau tada perduodu mikrofoną Vytautui, tiesiog aš tik tai nukreipti pas Vytautą yra kaip Amazon platforma, kur UX, kaip supratau, jisai pats keis nežinau ar gali, bet tiesiog tenais reikia žaidimas realiai už kiek vartotojai gauna, ar galima ten pirkti vartotojus, ar tai kiek kainuoja ir galima tiem patiem vartotojams parduoti kelis kartus, nes, pavyzdžiui, vartotojas atėjo, nupirko, ar galima toliau jį kažkaip pasiekti. Tai tiesiog visi pamastymai tais klausimais. Dėkui. Sveiki, mėlyjei, dar sikelį. Pradėkime nuo to. Lietuvoje daug kas prekiauja Amazoną. Lietuvoje yra labai aktyvi kieta amazonininkų bendruomenė. Mes turim tikrai gerų, įdomių istorijų, tiek tų, sakykime, taip, virtuvinių bizniukų, kurie išaugo ir prasidavė už labai apčiuopiamas sumas. Mes turim ir nemažą pūlą žmonių, kurie teikia paslaugas, padeda kitiems prekiauti. Aš esu vienas iš jų. Aš pats Amazonėje esu jau virš gero 10-mečio, kadaise prekiavau pats. Dabar mes padedam įmonėms, kurios tą daro Amazonėje. Ir jeigu suprasti, tai yra ten nuo Švenčionių vaistažolių, Bijoko, Adakso iki Topo centro, Kotrynos grupės, Danbalto ir tokių panašių vardų. Daugeliu tai yra surprizas, kad jie prekiauja Amazonėje, bet labai daug kas prekiauja Amazonėje. Okay? Vienas iš esminių momentų. Pirkėjas esantis Amazone nėra jūsų pirkėjas. Jūs jo ten neatsivedėt. Jis neatėjo į Amazoną dėl jūsų prekės, jis atėjo į Amazoną dėl Amazono, nes žino, kad Amazonė jis gali nusipirkti viską, įskaitant, bet neapsiribojant nusodrintų uranų, kuris skiriamas Geigerio skaitiklių kalibravimui. Jau, tai ta prasme viską gali nusipirkti ir už tai yra labai populiari, pasauliniu mastu populiariausia e-komercijos platforma. Todėl visi fintai, ką mes čia šnekėjom per visą šią dieną, ką puikus pranešėjai prieš tai kalbėjo, nukreipti į nuhakinimą būtent vartotojo, kaip tokio paveikimo vartotojo, Amazonė nelabai veikia. Amazonas prie vartotojo jūsų nelabai prileidžia. Todėl jeigu jūs galvojate eiti prekiauti būtent į Amazoną kaip į platformą, kas be abejo yra labai faina, ypač jeigu jūs galvojate apie judėjimą už Lietuvos ribų, apie judėjimą į eksporto rinkas, tai ėjimas per marketplace'us yra pats efektyviausias ir pigiausias ir greičiausias būdas. Tai jums hakinti reikia ne pirkėją, jums hakinti reikia Amazoną. Ar kaip Amazonas masto, kaip jis atrodo? Pirmiausia, reikia suprasti, koks yra Amazono conversion rate'as. Turit spėjimų? Lankytojų conversion rate'as į pirkėjus. Atėjo lankytojas į Amazoną, kiek iš jų nupirko, kiek iš jų tų atėjimų pasibaigė pirkimu? Paprastas, gražus lietuviškas žodis, tūpas conversion rate'as, analytics nuo seno, kurį daug kas mėgsta žiūrėti ir jo matuotis. Kaip jums skamba tarp 10 ir 15? Amazonas turi beproto motyvuotą pirkti auditoriją, ten mažai kas ateina tiesiog pačilint pasidaryti, žmonės ten ateina pirkti. Amazonui šitas srautas vartotojų, kurį jis užgyveno per eilę metų labai sunkių krūvinų darbų, prakaitų ir ten visais kitais dalykais, jis yra labai vertingas. Jeigu jūs tarp 10 ir 15 žmonių iš 100, kurie ateina į jūsų puslapį kažką tai nuperka, jums labai svarbu tą srautą maksimaliai efektyviai išnaudoti, kad jie tikrai nupirktų. Kodėl? Nes iš to Amazonas uždirba. Jų labai didelę dalį pardavimų sudaro trečiųjų šalių pardavėjai, tai tokie patys verslininkai, kaip čia susirinkę. Iš ko uždirba Amazonas? Pirma, jis uždirba iš savo komiso nuo pardavimų. Antra, jis uždirba už logistiką, tas vadinamas FBA modelis. Trečia, jis uždirba iš reklamos. Su logistika yra tas toks dvejopas lazda su dviem galais, nes jis ten realiai turi suteikti paslaugą. Su reklama jo yra kaip ir ribotas to inventoriaus kiekis, kiek jis tų banerių gali prikišti ir kiek ten tų paieškų būna, kad tą reklamą rodyti. Pajamos iš pardavimų, tai yra jų komisas, kuris yra vidutiniškai apie 15% nuo visos kliento sumokėtos sumos skaitant pristatymą, jiems yra žiauriai svarbus. Todėl jeigu norit nuhakinti Amazoną, reikia jam įrodyti, parodyti, kad jūs galit parduoti, kad jūsų prekė yra perkama. Tas ypatingai aktualu yra žaidėjams, kurie eina į Amazoną su savo prekiniu ženklu. Gamintojai, prekinių ženklų savininkai, kurie gaminasi kažkur kitur ir taip toliau.
Traderiai, kurie prekiauja kitų gamintomis prekiamis, na, imkim kaip pavyzdys, nu, tiesiog kažkoks mažmenininkas, imkim ten, Danbaltas ar to centras. Ten yra truputį kitoks, ten jau įsijungia programinė įranga ir algoritminiai dalykai, bet jeigu jūs prekiaujat savo prekinių ženklų, jums reikia parodyti, kad jūs parduoti galite. Ir tada jau įsijungia labai paprasti dalykai. Kaip nuhakinti, kaip parodyti Amazonui, kad tave perka, nieko nepribursi. Amazono pagrindinis rodiklis yra BSR. Best seller rate, kuris skaičiuojamas tik tai pagal selautą. Kiek pardavėt, kuo daugiau pardavėt, tuo geresnis jūsų BSR-as. Ir čia mes grįžtam iš pasakų pasaulio į visiškai realų pasaulį. Ką jūs realiam pasaulyje, fiziniai prekybui darot, kad parduoti daugiau? Lygiai tas pats veikia ir Amazone. Pirmiausia, jūs pasirūpinat, kad jūsų prekė atrodytų kaip mūsų šaunioji, senoji, geroji Vytauto mineralinio vandens reklamoje buvo paminatas. Sexy like a tiger in a Bugatti. Va taip turi atrodyti jūsų prekė. Jis turi būti puikiai atrodanti. Antra, ji turi rodyti, kad yra trekšnas su vartotojais. Tai jūs turite, ant jos privalote sugeneruoti pirmosius reviewsus, gerus reviewsus. Jo. Ir sakoma, jeigu oligarcho pirmas milijonas paprastai vogtas, tai Amazono sellerio pirmi reviewsai paprastai pastimuliuoti. Ne? Tai čia mes, kur pasitelkiam visus klasiokus į Angliją išvažiavusius ir taip toliau. Yra ir kitų, aišku, oficialių metodų. Tai jums reikia reviewsų, tada jūs suprantat, kad dirbate ne vakume, yra ir visai eilė konkurentų, tai jūs turite numesti kainą apčiuopiamai žemiau jų ir ant viso šito ką padaryti, kaip Statoilio kavą perkant, grietinėlės užpurkšti daug reklamos. Viskas. Va čia yra visa esmė Amazono growth hackingo. Visa bėda, kad tai nevyksta vakume. Yra konkurentai, kurie daro tą patį. Ne visų žaidėjų yra vienodas skausmo slengstis, va tam būtent kainos numetimui ir jo pakankamai ilgo laikymo. Ne visų yra vienodas skausmo slengstis marketingo investicijoms. Ir va kur Exceliukas parodo žalią spalvą, iš esmės, na, ten jau vieniems parodo, kitiems neparodo. Tai todėl pirmiausia, tas jūsų Amazonis biznesai vyksta Excel'e. Bet patys algoritmai, patys principai, pats tas paslaptingasis Amazono nuhakinimas, kaip matote, ten jokio kosmoso nėra, viskas iš esmės yra pakankamai paprasta. Ačiū labai. Aš tada tiesiog Amazonėje galima taip pat daryti AB testingus pilną, turiu minį, kainos, descriptionus, ten kokias nuotraukas. Jo. Bet BSR-as vis tiek nuo selauto priklausys. Ir gali būti pats šlikščiausiai atrodantis produktas, bet su labai geru BSR-u, yra taip istoriškai matyta, jis judės gerokai negu geriausiai ištestuotas su visais kitais dalykais. Tai jie, nesakau, nenorėjo dalyvauti, tai noriu pasakyti, kad ir lygis UX dizainerių Lietuvoje yra labai neaukštas. Tiesiog mes ir darbinam, ir viskas, ir bendrai net pasakyti, kas UI dizaineris, kas yra UX dizaineris, bendrai Lietuvoje mes neatskiriam. Tai yra tiesiog, tokie, dėja tiesiog taip yra. Ir net paprastai, sakom, reikalingas krepšelis, nereikalingas krepšelis. O, pavyzdžiui, pas tave, galime nupirkti su krepšeliu, galime nupirkti be krepšelio, tarkim, ne? O kaip geriau? Ar leisti pirkti be krepšelio? Ar nereikia? Čiagi viskas reikia, reikia testuoti. Žiūrėkit, tai apie pradinės stadijas, reiškia, ir visus kitus dalykus, tą AB testingą ir tą patį UX, apie kurį aš kalbėjau. Tai nereiškia, ta prasme, kad, kaip ir sakė Adamas, taip, reiškia, kaip pranešėjas, kad jeigu jūs turit mažiau negu 100 konversijų, ten ar 1000 konversijų, jums AB testingas iš esmės nereikalingas. Geriau pagalvokit apie savo tą, ką jūs norite danešti, tą mintį, išgrininkit ją ir daneškit. Ta patį aš noriu pakalbėti apie UX ir ten pinigų įdėjimą iš karto į tą UX, apie kurį ten pradėjau, kad pradėkit nuo jo. Tai nereiškia, kad jūs turit pasamdyti, reiškia, ieškoti, kadangi Lietuvoje neturim, turit ieškoti iš kažkur tai samdytis, importuoti, reiškia, brangius UX-erius, ne? Jūs turit elementariai pagalvoti, kaip teisingai sudėlioti rodiklius, kad žmonėms būtų aišku. Bet toks būtų komentaras. Tai nekainuoja daug pinigų, bet tai jums duos didelę, reiškia, pažangą. Aš labai trumpai jau atsiribojant nuo Amazoninių dalykų, savo laikų nemažai dirbau ir su e-komercija kaip tokia. UX yra viena labiausiai mistifikuotų disciplinų iš viso webo kaip tokiam, nežinau, moksle. Yra sena taisyklė, kuri nelabai pasikeitus per eilę metų. Patestavimas jūsų puslapio, to viso pirkimo proceso su 5 vartotojais parodys 80% jūsų UX problemų. Elementariai pasisodinat žmogų,
duodat jam užduoti, tu dabar nusipirk iš manęs robo siurblį su filtro rinkiniu ir dar užsakyk dovaninį įpakavimą. Ne? Ir žiūrėkit, ką jis daro. Esminis dalykas yra 2 principai esminiai. Liepkit jam garsiai kalbėti, kad jis sakytų, ką jis dabar daro ir kodėl jis daro, ką jis supranta, ko nesupranta. Antras, nuraminkit prieš visą šitą reikalą, kad tai nėra testas, jis nėra gerų blogų atsakymų, kad jums tiesiog norisi pasižiūrėti, kaip jis galvoja ir ką. Su 5 žmonėm atskirai, su kiekvienu, pasidarot po sesiją 20 minučių pusvalandžio ir jūs turėsit gerą, gražų sąrašėlį dalykų, kurios galima pataisyti ir kurie tai tikrai išeis į naudą. Tai čia toks labai paprastas hakas. Šitas labai topinis pastebėjimas ir nieko nekainuojantis beje. Šitas topinis pavyzdys, jo nedaro 99 Lietuvos online verslų. 99 online verslų apie tai nežino, net nebando daryti. Tiesiog apie tai, ką pasakė Vytautas, tai yra klasikinis tiesiog pavyzdys, labai gražus, puikus, bet Labai greitai. Mėlyje, galit net užsirašyti knygutę. Kainuoja visiškai papigiai, gal net yra ir Kindle, jeigu ką šiandien iš Amazono parsisiūsit, vadinasi Rocket Surgery, tipo raketų chirurgija Made Easy. Čia yra to paties autoriaus, kuris parašė Don't Make Me Think. Tai būtent usabiličio visiškai Biblija visų laikų. Čia antra šita knygutė, kurią aš sakau, Rocket Surgery Made Easy, yra būtent apie testavimą su vartotojais. Ir jūs pamatysit, kad tai yra absoliučiai paprasta ir žiauriai vertinga. Okay. Tu prie pagrindinės temos? Papildysiu dar. Tai jeigu yra 5 draugai, kurie sutinka, o jeigu nėra 5 draugų, kurie sutinka, tai yra tas pats, aš įrankiu rodėtas Hotjaras, kur galite filmuoti tiesiog, ką tinklalapė veikia jūsų lankytojai ir ryte, bedėliant ten kavos arbatos puodelį, bandyti galvoti, kodėl jie elgiasi taip ar kitaip jūsų tinklalapė. Kodėl jisai pelę dabar nuvedė į kairę, o jūs norėjot, kad jisai čia vestų į dešinę, kodėl jis ten kažką žymėjo, spaudė. Tai tiesiog bandykit perprasti, ką jisai tuo metu darė, kaip jisai galvoja ir taip bent porą lankytojų per dieną, jeigu ryte paanalizuosit, jau vėlgi kažkokių minčių, įžvalgų patys savo galėsit atsakyti klausimus. Pas mus yra 2 produktai, B1 ir SitePro. Tai ir esmė yra, kaip žinot, kaip būna ta knyga geras dėdė, blogas dėdė. Tai B1 LT yra Lietuvos vartotojai, jiems galima paskambinti, su jais galima pakalbėti ir viskas gerai. O SitePro yra vartotojai Indai, Pakistanai, Amerika, jie nenori kalbėti net už pinigus, neatsakomės telefonų, net jų nežinom. Ir su jie, tai tiesiog vieniems geriausiai, kaip sakant, koridoriaus testas, o kitiems yra Hotjaras, nes Hotjaras neleidžia tau paklausti vartotoją, bet leidžia pamatyti, kas vyksta. Tiesiog tai yra skirtingam toks įrankiams. Aš tai grįžtu šiek tiek prie temos pagrindinės, reiškia vieneto ekonomika. Ir tiesiog, pasakysiu savo istoriją, galbūt jūs galėsit savo pasidalinti. Mes, pavyzdžiui, B1 LT, pas mus lifetime valoje, reiškia, kiek mes gaunam iš vartotojo, kas met auga, kas mėnesį auga. Tiesiog mes išmokstam iš vartotojo išgauti daugiau pinigų 5 metų laikotarpėje. Ir tuo pačiu 5 metų laikotarpėje mūsų custom acquisition cost, jisai prasidėdavo nuo kelių eurų, po to buvo keliasdešimt eurų, dabar keliasšimtai eurų. Tiesiog tai reiškia gauti vartotoją mokama, tai yra keli šimtai eurų. Mes ten turim kaip tikrus lifehackus ir tai yra, daugmaž, manau, mažiausia rinkoje, bet tai jau prieina, jie beveik susilygina. Palyginus su SitePro, labai dažnai, kur mūsų segmente klientas įdėmiai kainuoja apie 1000 eurų. Yra krūva kampanijų, kurio parduoda klientų už 1000-1200 eurų, jie tiesiog parduoda jau užmokantį klientą, tuo pačiu Vyksas už tokias kainas perka ir taip toliau, ir žinomos kampanijos. Iš kliento eina uždirbti maksimaliai 300 eurų. Turiu minį, jūs klientą perkat už 1000, o iš jo eina uždirbti 300. Jeigu žinom kokį nors, pavyzdžiui, travel segmentą, kur nors Greitel bankrutavo, taip toliau, tenais tiesiog unit ekonomika jau neveikia. Dažniausiai jinai jau, jie bando atpirkti ten su 5 bilietų atpirkti pinigus. Tai norėjau paklausti pas jūs, kaip ta dinamikas jaučiat, nejaučiat, nes mes ką matom? Matom, ką vyksta pasaulyje. Pasaulyje vyksta euragai. Klikai kainuoja, nesveikai. Paskaičiuokit, jeigu klikas kainuoja $10, kiek kainuoja jau galutinis vartotojas. B1 mes matom, metai 2 ir, kaip sakant, kilpa užsidarys, todėl mes, kūrėm kažkokius dalykus. Ir norėjau pasidalinti, jūs kiekvienas. Jo, tai vienas dalykas, tai tas, kiek kainuoja tas vartotojas, kai tu įperki ten per Facebooką, Google ir panašiai, bet yra kita pusė, kuri teoriškai nieko nekainuoja, tai jeigu tu gerai darai savo darbą, tavo klientas tave rekomenduoja. Kai jis tave rekomenduoja ir tu gauni dar vieną vartotoją, teoriškai jo acquisitionas, tarsi nulis.
Tai vienas iš variantų yra tiesiog, kad tu taip gerai darai savo darbą, kad gauni rekomendacijas ir iš to gauni dar vieną, ten, 2, 3, 5 klientą. Kitas dalykas, jeigu tu žinai, kad tau, tarkime, acquisitionas yra 300 eurų vardant to vieno naujo kliento, tai kodėl tau nepasiūlius 200 eurų tavo esamam klientui už tai, kad jisai suteiktų kitam žmogui 100 eurų nuolaidą, tai tavo kaina bus tie patys 300, bet vienas bus laimingas, nes gavo 200 eurų dovanų tavo, tarkim, paslaugom, kitas gavo 100 eurų nuolaidą pirkdamas tavo paslaugas. Tai vėlgi čia jau darbas bus ne be Google, Facebook ir panašiai, o būtent darbas su ta auditorija, kurią tu jau turi, kuriem tu gali teikti kokybišką paslaugą ir to pasakoje jie mokamai, nemokamai gali tave reklamuoti. Tai čia jau toksai iš dalies marketinginis be abejo dalykas, kaip jos teisingai iškomunikuotas visas žinutės, bet tai yra vienas iš būdų, kaip galima ir su nuliniais praktiškai kaštais turėti naujų klientų, tačiau privalai daryti gerai savo darbą, nes šiai dienai už kampo stovi kitas konkurentas. Apie savo pavyzdį, jeigu aš kalbėčiau, tai žiūrėkit, yra situacija tokia, kad kadangi robotai tai nišinis verslas pradėtas ten prieš 8 metus, kur buvo dar nišoje kažkokioje tai ir panašiai, tai kalbėti apie tokius dalykus, kaip LTV, Lifetime Value, būtų labai nekorektiška, nes ne viena taisyklė šito vietoje neveiktų. Čia kaip panašiai su Amazonu, tarsi tu negali to įtakoti. Tai lygiai taip pat negalėjome įtakoti per visą savo augimą, mes negalėjome įtakoti LTV. Ir atrodytų, Filipas netgi buvo pasakęs, žiūrėkit, jūs to dalyko nematojat, nežiūrit, reiškia, jūsų verslui bus kažkas tai ne taip. Ir jis yra visiškai teisus, išskyrus kitus dalykus. Kodėl aš dar sėdžiu, verslas yra, reiškia, vystosi, auga ir taip toliau. Jisai vystosi ir auga lygiai būtent dėl to, kad nereikia pamiršti, kad egzistuoja, reiškia, ir rinkos augimas lygiai taip pat. Tai yra, jeigu yra banga, jūs sugebat, reiškia, su tą bangą pakilti, jum LTV tampa antraeilis dalykas. Ir, aš dėl ko sakau, pavyzdžiui, pas mus yra brangios prekės, palyginus brangiau ten negu topo centruose, dar kažkur tai ir panašiai. Tai yra geros kokybiškos prekės ir vienas klientas pas mus maksimum nusipirks 3-4 robotus, nes jie tiesiog jam tarnaus labai ilgai, atliks savo darbais ir labai ilgai jų nekeis. Bet mes žinojom šitą, reiškia, problemą nuo pat pradžių ir mūsų šito vietoje strategija, ne taktika, o grinai strategija buvo ant 2 dalykų. Pirmas dalykas ant rinkos augimo ir mes pataikėm, rinka augo mes, be didesnių papildomų, sakykime, įdėjimų iš savo pusės ir pastangų. Antras dalykas yra, mes, kadangi užėmėm nišą jau toj robotiniai veikloj, tą kokybiškesnių produktų, mes žinom, kad dabar tie klientai, kurie pirko prieš 2-3 metus, ir nusipirko kažką tai paprastesnio, jie matėjo tas apetitas ir jie jau ateina ieškotis kokybiškesnių prekių, ilgamžiškesnių ir taip toliau ir taip toliau. Tai šitoj vietoje, nors rinkos augimas tas staigus, jau nebe toks staigus, kaip buvo realiai, Lietuvoje, aš dabar kalbu apie Lietuvos rinką tik tais. Reiškia, tačiau pas mus jau atsiranda tie vartotojai, kurie ateina iš kitur, tai yra rinka juos pašildė, jie ateina pas mus, nes ieškosi geresnių kokybiškesnių dalykų. Tai vat, žiūrėkit, LTV yra labai svarbus dalykas ir labai svarbus faktorius. Kiekvienam versle apie jį reikia galvoti. Ir, reiškia, bet jeigu mes galvotumėm vien apie jį, sakykime, mes nestartuotumėm savo verslo kažkada. Tai visada įvertinkit ne tik LTV, bet ir šalia einančius procesus, augimus, galimybės ir potencialius klientus, iš kur galit pritraukti. Aš dabar visišką buiteką nusirišiu, nes apie Amazoną aš tik galiu papasakoti apie šitos dalykus. Tai jeigu dirbate su prekiam, kurios nėra pakartotino pirkimo, geras pavyzdys, robotai, tai ten Amazonas duoda tą statistiką, jūs galite pamatyti pakankamai daug. Bet tai nelabai turės prasmės ir įtakos. Tuo tarpu, jeigu jūs prekiaujate su vartojimais dalykais, gražus lietuviškas žodis consumables, tai ten yra gerų galimybių Amazone prasisukti, nes ten yra netgi funkcija vadinama subscribe and save. Kitaip tariant, vartotojas gali užsiprenumeruoti tą prekę. Amazonas iš savo pusės duoda nuolaidą būtent vartotojui ir jūs galite dar savo pusės papildomą suteikti. Turint omeny, kad su vidurkinus, taip šitagi tas takosas, tai yra bendra kaina reklamos nuo visų pardavimų Amazonė yra kažkur tai apie 10%, kitaip tariant, nuo apyvartos 10%
procentų atiduosit reklamai, kad toliau tą apyvartą išlaikyti, tai užmesti papildomus 5 procentus tam, kuris užsiprenumeruos prekę, yra netoks jau ir blogas dylas. Ir mes turim labai neblogų pavyzdžių, kai su tokiais dalykais, kaip dažniausiai tai yra kažkokios tai maisto prekės, kažkokios tai eksploatacinės prekės, gyvūnų maistas ir panašiai, kai tas subscribe and save visai neblogai veikia ir tai yra visai geras būdas generuoti papildomus pardavimus per daug neįsitempiant. Jo, tai jeigu pažiūrėti taip apibendrinant, tai mes sakom, mes labai dirbom gerai, kad mūsų rekomenduotų klientai. Tai growth hackeriui čia yra labai ilgas kelias. Tai nereiškia, kad jie nereikia eiti. Jie eina verslo vadovas, jie eina kokybės kontrolinė. Growth hackeris galvoja, kaip man dabar pakeisti 3 mygtukus svetainėje ar kažkokius paprastus veiksmus, kad, reiškia, mano klientai pradėtų daugiau rekomenduoti kitiems. Tiesiog kokį paprastą, indėlį dar kažką padaryti. Tiesiog ir klausimas yra kitas, kiek aš testų padariau, bandydamas tai padaryti. Reiškia, kiek aš kartų pamadžiau. Dar kartą priminsiu Bezoso žodžius. Bezosas yra vienas, tarp kitko, didžiausias growth hackerių pasaulyje. Jo žodžiai, kad mes kasdien, sako, jūsų verslas auga lygiai tik proporcingai, kiek testų jūs padarot kasdien, kas savaitę, kas mėnesį. Amazonas daro ten kažkokį nesveiką skaičių to testų, be abejo, tiek duomenų turi. Jo. Tai ir dabar dar vieną pavyzdį pasakysiu apie LTV. Tiesiog vieną pavyzdys yra ne mano. Tai vėl Skyeng produkto vadovo, komandų yra 60 produkto vadovų, tai tikrai labai stipri komanda IT. Tai jis pasako taip, sako, jeigu jūs rūpinate savo klientais, čia labai tiesiog pagalvokit, ar mes tikrai taip rūpinamės. Sako, aš parduodu pizzas, pavyzdžiui, ne? Ir aš skaičiuoju pizzų pardavimus. Bet aš galiu eiti toliau ir pakalkit, kokia gili mintis. Aš galiu eiti toliau ir žiūrėti, ar mano pizzas pristatytos laiku. Jau reiškia, daugiau rūpinausi, ne? Reiškia, klausimas, ar rūpinate savo klientais. Toliau sako, ne, mums reikia, kad pizzas būtų pristatytos šiltos. Reiškia, ar mūsų pizzas buvo pristatytos šiltos, gal ir laiku, bet jau ne šiltos. Reiškia, tada mes žiūrim, bet žmogus gal galėjo būti užimtas, gal jisai pavalgys tik po 3 valandų, ar jis turi receptą, kaip pašildyti tą pizzą. Ir reiškia, o gal bus jis suvalgė tą pizzą ir ta pizza nepatiko jam. Tai reiškia, jų pagrindinis kriterijus reiškia, kad žmogus būtų laimingas suvalgydamas pizzą. Mes kaip sakom, pas mane klientas ir mums nesvarbu, kas su juo vyksta. Mums nesvarbu, kas pas juos versluose. Mes nupirko iš mūsų tą robotą, ar jisai naudojasi, jau nebe mūsų problema. Nuomojasi pas mūsų svetainę, moka, perka iš mūsų apskaitos paslaugą. Čia nebe mūsų problemas. Tai tiesiog, tokie, giliau jie eina ir giliau ir tas pagalau, jis kalba apie tai, kaip jis galvoja unit ekonomiką ir kad jie daugiau gilinasi. Jie, pavyzdžiui, mokina anglų kalbą, pas jų be abejo, kiek parduotų pamokų, bet jie eina tada žiūrisi, kam žmogus mokina anglų kalbą, ar tikrai jam padedam ir jie galų galę nueina vos ne padidinti pajamas žmogaus. Reiškia, žmogus eina mokintis anglų kalbos, dažniausiai padidinti pajamas ar kažkokius tikslus pasiekti. Ir jie padeda vartotojui pasiekti tos tikslus. Be abejo, tai yra masinė kompanija, tam 1000 žmonių, bet jie bando eiti pasiekti vartotojų tikslą. Šiandien dar vėliau bus prezentacija apie Jobs to be done, labai rekomenduoju paklausyti. Tai tenais būtent yra apie klausimų, apie būtent tai, kad padėti vartotojui pakelti, reiškia, padidinti poreikį, kaip sakant. Vartotojas perkės skylė sienoje, o ne pačią drėlę. Tai